Kas yra trauma? Ar tai yra būtinai neatliepti poreikiai, o galbūt yra taip pat tai, kas turėjo būti mūsų šeimose, pavyzdžiui, švelnumas, emocinis artumas, bet kurio nebuvo, gal tai irgi žaidžia. Kas yra traumuojančios patirtis, tai yra įvykiai, jie gali būti vienkartiniai įvykiai, arba gali būti daugkartiniai pasikartojantis įvykiai, kurie sukelia potyrius, jausmus ir būseną, su kuriomis vaikas pats negali susitvarkyti. Tai tokių patirčių ir tokių įvykių gali atsitikti neišvengiamai kažkuria prasme, yra netektis vienas iš tokių įvykių, vaikai praranda ką nors, miršta artimiausi ar šuo. Tai gali būti taip pat tokios patirtis prarandant, kai, sakykime, mama ar tėtis ar kitas artimas žmogus suserga kokią nors sunkia liga ir nebėra toks tėtis ir tokia mama, kokia buvo iki ligos. Tai yra patirtis skyrybų, kur tikrai yra didžiąja dalimi yra traumuojančios patirtis. Tai taip pat gali štai, ką jūs ir paminėjote, ir kas yra, tai yra smurtas. Tai yra fizinis smurtas, kurį mes lengvai atpažįstam, gali būti seksualinis išnaudojimas, tai yra emocinis smurtas, kurį mes sunkiai atpažįstam, kur yra tikrai žalojantis ir traumuojantis santykis kuriamas, nuolatinis kritikavimas, žeminimas, persekiojimas, kontrolė padidinta, lyginimas su kažkokiais geresniais vaikais ar geresniais laikais ir panašiai.